Sveiki gyvi, tai grįžta Donatas eterį ir šitą vasarą prabėgo labai greitai, daug kas atostogavo, kažkas ilsėjosi, o aš dirbau. Vasara prabėgo labai įdomiai, nes praleidome daug įvairių gerų stovyklų su paaugliais ir kaip ir žadėjau, papasakosiu viskas, ką aš suvokiu, ką aš matau, ką reikėtų galbūt atkreipti dėmesį mums visiems tėveliams, čia ne jums ir tikrai šitas video, kad jūs kažką pamokinti, jūs viską puikiai mokate, bet įžvalgas. Tokia viena iš tokių svarbiausių įžvalgų, ką aš matau ir į ką norėčiau labiausiai atkreipti dėmesį, tai yra no help. No help principas tame, kad no help mama. Reiškia, nepadėk mama man nieko. Kodėl to reikia? Todėl, kad atvykę paaugliai dauguma neturi absoliučiai jokio savarankiškumo. Jie nesuvokia, kas yra savarankiškumas. Jie visada klausia, ar galiu nueiti iki tualeto, ar galiu nueiti ten, ar galiu. Jie nepriima jokio sprendimo ir bijo. Per savaitę, dvi, dažniausiai pasikeičia viskas ir paaugliai patys priiminėja sprendimus ir nebeklausia, nori tualeto ar nenori. Jeigu noriu valgyti, nu ir pasidarau, jokių problemų nėra, niekas tavęs nelaukia. Ir apie ką ir su paaugliais mes ir kalbėjom, kad jūs esate suaugę žmonės, turite patys visą tai padaryti, pakilti, nelaukti mamos, nelaukti manęs, nelaukti tėčių, nelaukti nieko. Jeigu reikia atlikti užduotį, jūs paimat savarankiškai įgyvendinti. Nes mano stovyklos principas yra tame, kad turi būti savarankiškumas savo gyvenime. Aš žinau, kad mokyklose mes turime pakelti, bet mano stovyklose pakelti rankos nereikia. Tu turi atlikti savo užduotį ir gyventi tai, kaip tu nori. Kas liečia dar savarankiškumo, man labai trūksta mūsų paaugliuose savarankiškumo. Priiminėti absoliučiai visus sprendimus savo gyvenime. Nuo maisto pasigaminimo iki apsirengimo, dantų išsivalymo, pagalba draugui. Mes dažnai laukiame, kad kažkas turėtų įvykti. Ir manau, kad jūs tėveliai pastebėt tą dalyką, kad jūs irgi dažnai kažko laukite. Ir užduokit klausimą, kodėl laukite. Ir nenustebkite, kad jūsų paaugliai lygiai taip pat laukia, kad gyvenimas kažką jiem turi duoti. Lyg gyvenimas yra kažkoks skolingas jiems. Kad darbas atsiras iš niekur nieko. Pinigai atsiras iš niekur nieko. Jei tai turi atlikti užduotis, turi atlikti žingsnius, tada mes juos pasieksim. Vienas svarbiausių dalių, ką aš norėčiau šiandien paliesti, tai dažnai paaugliai nepasikalba atvirai su savo tėvais ir nežino jų istorijos. Ir mes su paaugliais kalbamės, kad jeigu jūs norit, kas jūs sužinotumėt, kas jūs esat, jūs turit pažinti savo mamą, savo tėvą, kol gyvi, savo močiutę, savo senelį, kol gyvi, visus senelius. Nes tai yra labai svarbu, nes iš ten ateinat jūs. Ir į ką jūs labiau panašus esat, jūs turite identifikuoti į senelius ar į tėtį, į senelius ar į mamą, o gal visko yra ir miksas. Atrinkti tai, kas yra jumise, matote pliusus, ir atrinkti tai, kas yra minusus. Ir mūsų stovyklos užduotis yra padėti jiems atsirinkti, kad tapti geriausią versiją. Tai yra labai svarbu. Asmeniškai man, kaip suaugusiam vyrui jau, irgi prisimint savo paauglystę ir neturint gerų pavyzdžių, tu nežinai, kur eiti. Ir jeigu dar neturi ko paklausti, tada pradedi vaikščioti klystkeliais. Padaryti be galo daug klaidų, o tos klaidos kainuoja labai brangiai. Todėl atsižvelgiant į paauglių stovyklas, man labai patinka, kai paaugliai užeina už savo galimybių ribų ir tu matai, kaip jie priešinasi. Ne, nedarysiu, čia sunku, čia negalima, čia man to neleidžia, aš taip negaliu. Ir ant tiek pas paauglį tada įdėta tų apribojimų, kurie neleidžia jam pasiekti savo geriausią rezultatą. O kam uždirbti pinigus? Paprastas klausimas. Taigi tėvai duos. Taigi man tėvai viską nupirks. Tai jeigu mes tėvai jau rūpinamės taip gerai, per daug gerai viskuo, kad viską duodam savo vaikams ir neleidžia jiems savarankiškai spręsti savo problemų, kaip jie nuo 18 metų padarys tai patys? Užduokite šitą klausimą savo. Mano galva, mūsų pagrindinė tėvų užduotis paruošti paauglį taip, kad 18 metų, kai jiems sukaks, jis tiksliai žinotų, ką reikia daryti, jis tiksliai žinotų savo vertybės, šeimos vertybės, tiksliai žinotų savo tikslus, galbūt ne visus iki galo, bet jau nors žinotų kryptį, link kur jis turėtų eiti savo gyvenime. Tai yra labai svarbu, tai yra mūsų suaugusių vyrų, dirbant su paaugliais, berniukais, užduotis.
Ir taip kaip tėvas kalbasi su berniuku ir dirba su berniuku, ateityje vyrai lygiai taip pat dirbs su juo ir komunikuos. Todėl mes turim parodyti tą vyrišką pasaulį. Nes kai mama mokina berniuką ir galvoja, kad jinai paruoš berniuką pasauliui, yra tiesos tame, bet ne visada. Nes vyrų pasaulis skiriasi nuo moterų pasaulio. Ir kaip moteris nori užauginti berniuką pagal save, kad jis būtų geras, tvarkingas, kultūringas, visoks. Bet gyvenime reikės ir kitų dalių. Kai reikės atstovėti už savo poziciją, kai reiks atstovėti savo žodį, kai reiks pakovoti dėl savęs ir dėl savo verslo, kai reiks atstovėti už savo šeimą, kai reiks apginti savo šeimą, ką tada darysim? Gerų berniukų nepabūsi. Ir geras berniukas nėra profesija. Geras berniukas dažnai baigėsi tuo, kad jis tampa liūdnas, nuskriustas, nusivylęs viskuo. Ir ateis momentas, kai pasakys, visos moteris, visi vyrai yra, kaip mes girdim dažnai, kiaulės, ne? Jūs to norit? Jeigu to norit, tada valio. Tada einame tuo keliu, kokiu jūs norit. Bet pagalvokite iš tikrųjų, o ko reikėtų paaugliui ateičiai? Ne to, ko nori tėvas, ne to, ko nori mama, bet ko reikėtų šitam paaugliui ateičiai. Kad jis užsidirbtų pinigus, kad jis turėtų savo verslą, kad jis tvirtai stovėtų ant žemės, kad jisai pasitikėtų savimi, kad viskas būtų aišku jo gyvenime, kas jis daro. Nes jeigu to nebus, bus daug klaidų, bus daug klystkelių, labai skausminga, daug nusivylimų. Mes puikiai žinom, kad kai paaugliai nusivylė, ką jie daro? Jūs mokyklose tai matote, jie pradeda daug rūkyti, jie pradeda vartoti alkoholį, jie pradeda vartoti narkotinės medžiagas tam, kad atsipalaiduotų, nes jie nepriimti iš to pasaulio, jie negali suvokti, kas yra ir jiem per sunku. Todėl, kad mums atrodo, kad oi, kad jų vargšai, jie sunkus, kaip čia nuskriausti jie ir mums reikia palengvinti jų gyvenimą. Jiem nereikia palengvinti jų gyvenimą, jiem reikia sudaryti sąlygas, kad jie rastų sprendimą patys. Ne mama reikia nubėga berniuko kambarį ir išvalo kambarį ir kojinę surinka, o paauglys pats susitvarko savo teritoriją ir prižiūri savo teritoriją. Ne mama išplauna visus tualetus, kur berniukas apsisioja, o pats paauglys prisidirbo, nuėjo ir išsisprendė savo problemas. Jis atsakingas už savo teritoriją, jis atsakingas už savo tėvus, jis atsakingas už tai, kad ir tėvai gerai jaustųsi. Kad tėvam nereikėtų dirbti dviejų darbų, vieną už sienos ir vieną čia, dar valyti už jo darbą, visus atliktus tam nereikalingus darbus, vietoj to, kad atsisėstų ir pasikalbėtų apie jo tikslus, apie jo svajonės, kur jis įstringa, kodėl nesigauna su panom, kodėl susipyko su paaugliais ir neieškot kaltinimų kodėl, o pasižiūrėti jo mąstymą. Nes pagrindinis, apie ką noriu dabar paliesti, tai yra berniukų paauglio mąstymas. Nes mąstymas susideda iš daug dalykų. Vienas svarbiausių dalykų yra neišreikšta agresija, kuri labai kenkia mūsų mąstymui. Dauguma paauglių yra išmokinti tylėti, neįsakyti, patylėti, tai nesikišk, neaiškink, kaip ir visur kitur, ne? Ir jeigu toks paauglys patenka mano stovyklą, jam šakės būna. Kad jam sunku, jam reikia pirmą kartą jis gali išrėkti, pirmą kartą jis išleista agresiją ir tu matai, kiek užspausta, kiek susikaupė to pykčio, nepykantos savo tėvam, mokytam, gyvenimu. Ir jis nėra blogas, su juo viskas yra gerai, tiesiog tai jis nežino, kaip visą tai jisai išreikštų, nes visą tai yra presinguojama ir tu negali reikšti savo emocijų. Ateityje, kai jis užaugs, bus brandesnis, jis išmoks valdyti savo emocijas, bet kol jis jaunas, jis tik tai auga, jis dar daug nesuvokia, kas su juo yra. Jam reikia kaip tik įsireikšti ir pamatyti, koks jis yra stiprus ir koks jis yra liūdnas, o ne kurti tik tai viskas gražu, čia viskas fantastikas, šitas pasaulis labai tik tai nekurti iliuzijos, o parodyti pasaulį toks, koks yra. Mes stovyklose rodom realų pasaulį. Sportas yra sportas, viskas aišku, neprabėgai, sunku, kodėl? Analizė. Užduotis, nesigavo, kodėl? Analizė. Ir kai atlieka tam tikras sudėtingesnės užduotis, šakės, nežino ką daryti, nežino kaip įspręsti. Mafijos naktis, mes žaidžiam mafijos naktis, kur visą naktį žaidžia vaikinai žaidimą, kur reikia stovėti savo teritoriją, strategiškai apgalvoti, sudėlioti taip strategiją, sukurti, pajungti 15, 2, 3 ar 4 žmonės, kad tau gautųsi įgyvendinti žaidimą. Ir daug dalykų tai vyksta stovyklas. Yra sukurtas tam, kad paauglys išliptų iš savo kiauto ir pasižiūrėtų į save iš šalies ir pasakytų, aš dabar sustiprėjau ir aš žinau, kur mano problema. Ir ačiū Dievui, kad jisai anksčiau tai sužino, o nesužino po 18 metų. Nes koks paauglys susiformuos iki 18 metų, tokia realiai jo ateitis.
Ir tai rodo faktai, ir tai rodo analizės, ir tai rodo 10 metų mano laikotarpio darbas, kur aš matau, kaip paaugliai pasikeitė, kurie intensyviai keitė save, dirbo, siekė tikslų. Apie tikslus iš vis net galim nešnekėti, nes čia yra ta tema, kuri turbūt yra nuvalkėtų visom prasmėm, nes mes žinom, kas yra tikslai, mes tėvai mokinam, kas yra tikslai, bet paaugliai niekada nesiekia savo tikslų, nes jiems neįdomu šitas pasaulis, nes mes nesudominam turėti tikslą. Mes jiems duodam viską nemokamai. Nuo pat vaikystės pradedam. Žaislai nemokamai, tas nemokamai, viskas nemokamai. Valio, fantastika, atėjo 18 metų, įspėrim už durų, ką darys toliau. Nemokamai, jis nieko negaus. Jam reikės įsinuomoti būstą arba įsigyti, arba pasimti lizingą. Turėti merginą, reikės sumokėti už jos vakarienę, pietus, pusryčius. Atsiras vaikai, reikės apmokėti ir tai, ar atsiras sąskaitos, reikės apmokėti tai. Kaip jis tai bus paruoštas, jeigu jis nežino, kas tai yra? Jeigu mes visą laiką kurim iliuziją, kaip viskas gražu ir jisai nuo 12-14 metų iki 18 gyvena iliuzijų, jis net nebando kurti savo formato, nekurti savo charakterio. Jau nuo šito laikotarpio turėtų prasidėti tikslai, link kur jis eina. Kai bus 18 metų, bus žymiai lengviau tai pasiekti. Ir tai labai nuoširdžiai dalinuosi, nes mano galva, kad mes turim dalintis. Tai yra labai svarbu, nes jeigu mes to nedarysime, tai mūsų paaugliai nežinau, kuo užaugs. Mes jau dabar leidžiam, tai jie patys pasirinks savo gyvenimą. O jie galvot, žino, ko nori. O jie galvot, kažkas užduoda klausimus, ko tu nori, koks tavo tikslas, kur turėtum būti, kaip norėtum tai pasiekti. O jeigu nesigauna, kodėl tau nesigavo? Ką tu darei, kad tau nesigavo? Kiek kartų tau nesigavo? O kodėl gavos? Ir kai pradedai kalbėti, komunikuoti su paaugliu, tu pradedi supras, kad jis jam įsijungia kas? Mąstymas, mes vėl grįžtam prie mąstymų. Tai vienas iš agresijų dalykų. Apie kūno kalbą. Jūs stebėjote savo paauglius, kūno kalbą. Kaip jie čia nuleisti, kaip jie elgesi, manieros. Taigi viskas matosi ant paauglių iš karto, visos problemos ant jo matos. Ir tai galima ištaisyti iki 18 metų, visą tai galima ištaisyti. Įjungiant jo pasitikėjimą, leidžiant perėti challenge'us, leidžiant įveikti savo visas baimės, leidžiant kovoti, pastovėti už save, leidžiant tikėti savim, pasitikėti. Jeigu jūs norite valdyti paauglį, taip, tai jūs sulaužykit jo charakterį ir tada valdysit, valio, bet po 18 metų jisai bus nežinau kas. Mūsų tikslas - išvystyt jo charakterį. Turi charakterį, pykti, valio, nesigauna, valio, skundžiasi, skauda, sunku, valio, bet jis kai perlips visą tai, jis taps geriausia savo versija. Geresnė už jūs visus, absoliučiai sudėjus. Jeigu norite, kad jūsų paaugliai taptų pasaulio čempionai, jeigu norite, kad jie taptų geriausi, jie turi perlipti savo iššūkius ir pasiimti visas savo pamokas. Kuo anksčiau susirinks pamokas, tuo lengviau bus ateityje. Kai jūs puikiai esate girdėjot, kad jei personalas treneriai, ir apie tai ir kalba, kad kuo anksčiau mes sudarome sudėtingesnėm sąlygas ir treniruojame, tuo realioje kovoje bus žymiai lengviau. Nereiškia, kad ta bus kova. Galbūt niekada jos nebus. Bet jie bus tikrai paruošti viskam. Jie tikrai geriau kalbės, jie tikrai geriau mąstys, jie geriau analizuos, jie labiau supras save, savo vidinį pasaulį. Ir pagaliau ateis momentas, kada pradės analizuoti savo tėvus, tėvą, mamą, senelius, močiutės. Ir išsiaiškins, kas jis yra iš tikrųjų. Ir pliusus sustiprins dar labiau, o minusus pakeis į pliusus. Jeigu mes tai padarysime daug anksčiau. Ir mes visi tai galim padaryti. Jeigu mes visi apsijungtume, mes visi tai padarytume. Kol kas mes galvom, kad paaugliai kažkokie netokie, kad jiem yra sunkus laikotarpis. Taip, jau yra tam tikri laikotarpiai. Brendimo ypatingai sunkiausias laikotarpis tiek berniukam, tiek mergaitėm, nes tai yra savęs pažinimas, tai yra kosmosas, kaip yra sudėtinga paaugliui paaiškinti, tėve, kas manim darosi ne taip, pas manim kažkas ne taip darosi, pas mane ne toks kvapas, man stovi naktį, man čia šlapias sapnas, ką daryt. Ir paauglinis manęs užduoda tokius paprastus klausimus, Donat, kas man čia darosi, normalu. Tai yra normalu. Tai yra normalu. Ir tai yra normalu, kad viskas yra normalu, tai svarbiausia dalis. Mano galva, tai mums svarbiausia yra perduoti, kad viskas, kas jau vyksta gyvenime, yra normalu ir galime įveikti. Ir jeigu mes tai galime taip perteikti, drąsiai, draugiškai, per draugystę, o ne per aš čia kietesnis už tave, o tu niekas, nieko nebus.
Bet jeigu tu jį paspaudi kaip draugas, tu gali daugiau, tu gali, aš tikim tai, tu gali, jis tikrai pasieks daug daugiau. Nes charakteris formuojasi per laiką. Ir visi jūs tai puikiai žinote, tėveliai. Tikrai jau labai pasakiau. Ką dar norėčiau paminėti, tai labai svarbus dalis apie pinigus. Pinigai vyrų gyvenime yra vienas svarbiausių dalių - finansai. Jeigu jis išmoks 18 metų valdyti savo finansus, tai paprastas dalykas - finansinis raštingumas. Kai užduodi klausimą, kur tu išleidai savo 20 eurų, kurį tau davė tėvai. Nusipirkau čipsų, kolos, išleidau. O ką galėjai iš tai nusipirkti? Galėjai nusipirkti sveiko maisto, taip galėjai. Galėjai nusipirkti pieno arba kefyrų, taip galėjai. Galėjai to. Bet visada mes elgiamės pagal vieną principą. Pasižiūrėk, kad visi paaugliai elgiasi vienodai. Kola, Pepsi, čipsai, blogiausias maistas. Kodėl? Todėl, kad tai visi daro. Visi nori būti tokie kaip visi. Bet, o gal reikėtų tapti savimi ir paklausti, ko tu nori. Ir kai žmogus pirmą kartą užduos savo klausimą, klausyk, Donatai, rimtai, prisipirkau nesąmonių. Sekantį kartą pirksiu tai, ko man iš tikrųjų reikia, kad aš sveikai maitinčiausi. Bet tam ateina per klaidas. Ir pagrindinė žinutė šio vakaro tai yra tokia, kad klaidos daro mus stipresniais. Kuo daugiau klaidų, tuo mes tobulesni. Kuo leidžiame savo suklysti, o nebijome klysti, aš suklydau, aš padariau klaidą, ką dabar darysiu. Viskas, pasižiūrėkit, pats jausmas, kūno kalba, ką pasako, aš suklydau, man sunku. Viskas, paauglio nėra, jisai niekas, lieka to momentu niekas. Bet jis sako, aš suklydau, aš išmokau pamoką ir aš dabar žinau, ką reikia daryti. Skamba žymiai geriau, ne? Tai grįžtam prie kūno kalbos. Dar viena dalis, kad labai svarbu įžiūrėkite savo paauglius į kūno kalbą. Padarykite eksperimentą. Visą savaitę stebėkite, kaip jie vaikšto, kaip jie elgiasi visuomenėje, kaip elgiasi mokykloje, ar pasimetę, ar įsigandę. Ir jeigu matot problemą, tai galima tai ištaisyti. Galima surasti gerus trenerius, galima surasti sporto trenerius, galima gerus psichologus. Bet jis pirmiausia turi išeiti iš savo kompiuterio, išeiti į visuomenį, realų gyvenimą ir pradėti gyventi realiai. Kalbėtis atvirai su tėvais. Be jokių tabų, kalbėti su savo draugais, be jokių tabų, kalbėti su visuomenė, be jokių tabų. Ir tada jis bus atviras, tikras pasauliui žmogus, kuris bus paruoštas tam, kad jis padarys šitą pasaulį žymiai geresniu. Nes tapdamas geresnė versija, jis padarys visą pasaulį daug geresniu. Aš to ir linkiu jums visiems. Tikrai buvo fantastiškos 4 stovyklos, esu labai patenkintas rezultatais, labai daug ką nuveikėme, labai daug visokių challenge, iššūkių ir kas svarbiausia, kas man patiko paauglius ir Donatai. Ačiū tau, kad aš stovyklų galiu daryti tai, ką aš noriu. Aš leidžiu jums daryti. Norit nemiegotis naktį? Prašau. Norit lipti medį? Prašau. Norit perplaukti visą ežerą? Prašau. Norit tai? Prašau. Aš leidžiu. Nes jisai, jeigu aš jį stabdysiu kiekvieną kartą, aš sustabdysiu progresą. O mano tikslas nesustabdyti, o leisti jam pasiekti viską, ką nori. Kad jis drąsiai nueitų ir nusipirktų tai, ką nori. Kad jis drąsiai nueitų ir viską pasiektų tai, ką nori. Mes pripratę, ypatingai mamos, kontrolę. Mes turim kontroliuoti savo paauglius, paimti juos už kiaušinių ir laikyti rankos. Niekur tai neveda, padarysi tiesiog, kaip vadinu, skudurus, bet tai nebus paaugliai ir nebus vyrai. Tad paskui moteris neverkite, kad Lietuvoje nėra vyrų. Mes auginame šitą visuomenę ir skudurais vyrus padarom mes. Tiek tėvai, tiek mamos. Dabar klausimas, kaip visą tai apjungti, kad iš mūsų vaikų nebūtų skudurų. O kad užaugtų nuostabus, galingi, pasitikintys vyrai, ateitys kuriantys, darbštus, nuostabus šeimos atstovai, mylintys savo vaikus. Va tai yra labai svarbu. Pabaigai. Jeigu norite, kad paauglys tikrai dar daugiau pasiektų, tai ypatingai tie, kurie dalyvavo vasarą, žiemos stovyklą aš sukūriau tokie siurprizai jums. Mes žiemą išvažiuojame į Kiprą su paaugliais. Jeigu norite detalesnės informacijos, rašykite man asmeniškai arba paskambinkite, viską detaliai papasakosiu, kaip visą tai vyks. Bet mes praleisime žiemos atostogas Kiprė. Saugiai, nes ten aš gyvenu Kiprė ir žinau visas vietovės, žinau viską. Turėsime transportą, kur nuvešime, aprodysim visą salą, kurie paragaus visą graikišką maistą, kurie išbandys savi pagyventi mėlynose lagūnose, kur laukiniai, paplūdimiai, jie sportuos gryname ore,
vaikščios kiekvieną dieną su kuprinėm, užsikabins hamakus, miegos tik hamakuose, su miegmaišiais. Tai yra, wow, pasitiksime rytų su saulė, su sportu, pasitiksime mėnulį su žvaigždės kiekvieną naktį. Tai yra, wow, kokia laukia mūsų programa. Tai jeigu norite, kad jūsų paaugliai turėtų tai junkitės ir vasario mėnesį per atostogas vaikai praleis nuostabioj Kipro saloje. Tad tikiuosi, kad trumpai sudėliojau tam tikrus taškus. Tikiuosi, tai padėsiu jums ir jūsų paaugliams. Linkiu visiems gražaus vakaro, apkabinu, myliu ir iki greito vėl.